Pasėmėm prekių, lauksim kažkur į Nataro rūtą, dabar neatsimenu. Maišau biškį. Kur vėjas nuneš, plauksim. Susigundžiau ledais pakeliui iš parduotuvės. Skanus. Patiks tau. Norim? Išplaukiam iš Ninas Hamn. Varysim, kur varysim, kapitonas? Kažkur. A koks skirtumas? Tai kad jau pažymėjai kažkur. Gerai. Navionics. Bet pamiršau kokį į Nataro, man atrodo. Ok. Kažkokią tai inkaruotę, mūringo vietą. 12 valanda. Išbuvom tiek, kiek leidžia uostelis. Iki 12 valandos reikia pasišalinti. Mes viršijom keliom minutėm nusikaltėliai. Na štai pirmas mūsų nutolus inkaruotė, vadinkim, čia Nataro saloj, prisirišom prie bojos. Nebuvo sklandžiai, iš pirmo karto nepaėjo, nes vėjas nupūtė nosį, tai teko vėl per naują pakartoti manevrą. Iš antro pavyko geriau, susiraišėm visus švartovus. Ir viskas, bandysim nakvočiu. Iš tikrųjų, tai norėjom prie akmens rištis, kas čia populiaru Švedijoje, bet bandėm čia prie vieno, prie kito akmens priartėti ir visur atrodo, kad to gylio neužtenka. Smėlis, kažkokie akmenys išlindę iš vandens. Tai dar reiks pastudijuoti šitą būdą. Pasiaiškinti. Einam pasivaikščioti, patyrinėti gamtą. Atrodo kaip ne Baltijos jūra, atrodo prie kažkokio ežero esam. Įlanka, laivai. Laivai labiausiai ir išduoda, kad visgi labiau jūra nei kad ežerėlis. Didelis bonsai. Įdomiai atrodo. Pagavau paukštį ant apps. Karietaitą pagavau. Tokį turėjai? Ne. O, paukščialaukas. Paukščialaukas. Ten tolumoje yra ledų ir šiaip sakiau užkandžių kioskiukas. Čia 2 tualečiukai. Atsingiau pastatėliai, kuriuose yra 4 tualečiukus. O va čia ta įlanka. Fainai, viskas pritaikyta. Atplaukti su laivais ir būti savaitgaliauti, pasiruoti. Fainai. Atėjom į pliažą, kuriame yra krokodilų. Tik tie krokodilai gyvena ne vandenį, gyvena medžiuose. Čia matosi Nataro uostelis. Galvojam, ar tik ne šitoj vietoj buvo vienas reportažas šeimos buriuojančios iš Šiaulių, Sun City Sailors, nes labai panašiai atrodė restoranėlis, kuriam jie vakarieniavo. Ten Albin Vigen stovi. Tokio kaip mūsų laivo mažesnis brolis. Gaila, su GoPro nebegaliu prizūmint. Šitoj salos pusėje toks visas miestelis yra. Visokių pastatėlių pilna, žaidimų vietų. Atplaukdama čionai norėjau nuplaukti į salą, kurioje yra tokių elnių, danielių, net nežinau tiksliai kaip jie vadinasi. Bet pasimečiau iš tikrųjų, kurioje saloje jie būna. Ir va, pasirodo yra ir Nataro saloje. Ėjom pasivaikščioti ir sutikom bandelę tokią. Ir tu nustebęs. Biškiuosu, nesitikėjau, kad bus raguočių.
Nu, gaunasi nei aptvare, nei kažkur toli nuo žmonių. Smagu. Nu, švedai irgi, kaip tas bėgikas per Australiją su karučiais treniruojas bėgti. Gal jam pasakyt, kokio ten autobusai veža, kokios įmonės galėtų pavežėti kelius tūkstančius kilometrų. Kas čia vyksta? Picų gaminimo vakarėlis. Pitasų. Pitasų. Kepsim ant kabadų. Jo, mūsų krosnis ten kaista. Žiūrėsim, kas gausis, niekad nekepim picų. Vienas gabalas jau kepa, kadangi nedidelę kabadą turim, tai tenka dalinti pizzą ketvirčiais. Čia kola su ledukais. Pauliai. Jo, aš noriu didesnio laivo. Gal galim didesnį laivą? Galim didesnį laivą. Šitas man biški per mažas. Reikia labai susirietus gaminti. Pirmas blynas toks biški prisibilęs gavosi. Aišku, kepėm su popierium, nes neturim miltų pasibarstyti padui. Tokia biški pajodavus. Vėlesni bandymai Buvo geresni. buvo geresni, mažiau sudegę. Pilna inkaravietė laivų prisirinko. Prie akmens prisisegė kai kurie. Čia labai daug tokių bojų inkaravimuose, tai jos visas užimtas. Pagaliau tas jausmas, kad prasidėjo atostogas. Jo 4, ne, kur po 6 dienų. Nu, Tuoj išplaukiam. grįžta. Išplaukiam šeštadienį, pirmadienį biški pasėdėjom, kur ten Hervike. Aš jau nebeprisimenu. Jervike. Tos visas dienos taip susiplakė. Jeigu plauki per naktį, tai čia užsiskaičiuoja kaip viena diena. Tai po tą dieną, kai išplaukė, jinai vis dar tęsiasi ir tu mintyse tai atplauki tą pačią dieną, nors realybėj tai jau čia kita diena. Ir tu būni toks permuštas, daužtas, tą dieną slampinėjai kaip zombis. Nieko gero nebenuveikia, sudega jinai jau realiai. O dabar yra ketvirtadienis. Jo? Ar trečiadienis? Ketvirtadienis. Ketvirtadienis, eina sau, tai jau va, pirma savaitė praktiškai į pabaigą. O tik dabar pasijautė, kad atostogaujam. Fainai. Šita įlanka tokia, daug laivų. Nu, kas gal nebūtinai yra fainai, bet įdomiai, egzotiškai atrodo, lyginant su Lietuva. Pagrinde švedų laivai, šiaip didžioji dalis burlaiviai, mažiau katerių yra negu burlaivių. Yra vokiečiai, esame mes lietuviai ir vat vos ne pačioj pabaigoj vakarėlio atplaukė estų įgula. Nebegavo jau švartuotis ant bojos, tai irgi dūrė čia prie leptelio su gan dideliu laivu. Šiandien lėtas rytas, nes vis lynoja, tai daugiau, tai mažiau. Eis antras kabukas į trasą. Laukiam, kada šiek tiek apmažės tas lynojimas, eisim pasivaikščiot. Pagal principą nėra blogo oro, tai yra bloga apranga. Kažkaip taip apsirengsim kaip nors labiau neperšlampančiai ir varysim į kitą salos pusę. Praktiškai visi laivai išsilakstė iš mūsų įlankos. Liko tik tais Baltijos kaimynai. Mes varom pažygiuoti. Nustoja lyti kuriam laikui. Tai šiek tiek pasivaikščios. Grilis. Galima pasireguliuoti, kad aukštį nesilaiko. Nusisukysim į malkas. Taip. Tokia grilio stovykla. O Jėzau. Elniai varo savo. Kriuksėdami. Na čia tikrai gali netyčia miške užklupt keletą. Kaip prie Olando kepurės. Visai taip pačiai. Ir ko po tos užsienius duotis, kaip Lietuvoje taip gražu. Ko tau ne Olando kepurė, ne šita va. Čia gal kokio
Ölando kepurė. Radom kažkokio gyvūno palaikus. Nu, tokie dantukai. Plėšrūniški. Oho. Slanksteliai. Tuoj palaukit, parodysiu. Čia dedas tarp slankstelinis diskas va ant šitos vietos. Čia va stuburio smegenys eina. Čia nervų šaknelės išlenda. Va. Slanksteliai. Nesusidėvėjai. O čia galvytė. Blemba, kas čia per gyvūnas? Šuolas? Gal. Nežinai. Nebežinau. Ar aš čia noriu eiti toliau? Bet. Nu jo, bet jis gal turėjo brolių ir seserų. Apėjom įlanką iš kitos pusės ir priešais tolumoj vis dar stovi Joana. Vis dar su kaimynais estais. Priėjome tarpeklį tokį akmenų. Vienoj pusėje įlanka, šitoj pusėje Baltijos jūra. Ėjom ir priėjom šios salos lankytiną objektą. Tarpeklį. Stora Ravinen vadinasi šitas tarpeklis. Labai įspūdingo dydžio, įspūdingo grožio. Bet jo, šiaip kaip pagalvoju, tai sala čia tiesiog per pusę persprogo visi tie akmenys. Avietės augavo dugne. Jeigu įkristum, galėtum prasimaitinti. Ką toliau? Nu, link laivo tikriausiai. Nu, varom atgal link laivo. Šilta visai. Oho. Nebekrapnoja beveik. Kaist pradedam. O švedai standartiškai maudosi net ir tokiu oru. Pasidžiaugiau, kad nelyja ir pradėjo. Gerai, kad šturmės ir kelio galą. Kanjonas atsivėrė. Sunkiai junginėjasi bėgiai, arba kitaip tariant gazas. Ne, bėgis būtų. Nu, pas mus vienas bėgis. Du. Jo. Priekinis ir atbulinis. Kaip ir pas visus laivus. Bet pas mus vartosi mentelės. Ir kažkaip į priekį sunkiai vartosi. Į galą viskas gerai. Tai bandėm pasižiūrėti po vandeniu. Gal užsipagavom kokią nors nesąmonę. Bet kaip ir viskas gražu. Pramankštinus gal viskas vėl gerai. Nu, reikia žiūrėti, stebėti situaciją. Laivas va visas gražus. Nu ir dienelė šiandien. Lyja, lyja, lyja. Oras kaip Lietuvoj šią vasarą. Esam įkalinti laive. Tai gerai, kad dar dienos pradžioje ėjom pasivaikščioti. Aišku, dabar galvoju, kad vietoj to galėjom nuplaukt kur nors į kitą vietą. Nes dabar per šitą šlapalą plaukt, nu tai nei 5, nei 10. Rytoj gerai, kad žada gerą orą. Saulė, egi sufleruoja. Nes reikia jau ir akumuliatoriams sulčių. Nu, panelė, saulės panelė dirba ne viršvalandžius pastarasis dienas. Negaus algos pakelimo, akumuliatoriai sėsta, bet gerai, kad prieš kelionę pasikeitėm akumuliatorius į naujus, nes su senaisiais tai būtų buvę aleliuja, būtumėm per lietų plaukę į uostą, o ne gulėję čia savo apsikloję flėdais. Tiek nuobodi diena šiandien, kad Egiui net atsirado įkvėpimas pakeisti dirželį. Pirmą reik numest. Nenusimeta. Supratau, reikėtų pasimti. Kažkas reikėtų daugiau čia visko atsisukt, bet labai kažkas tingi tą daryti. Šiandien dienelė tokia paversta. Vakarienė tokia Graikijos įkvėpta su tzatziki, pomidorais, alyvuogėm, švediška duonelė. Orus tai visai ne graikiškas. Bet inkaruoti graikiškas. Norėtumėm graikiškų orų, tai dėl to graikišką vakarienę. Pusryčiam kiaušinienę su tabletėm.
Saulėta diena, reikia kepeliušos. Nu. Biškė plekšt buvo. Žaizda dabar kraujas pradeda bėgti. Nevaikščiokit po akmenis šitos slidžius flip-flopais. Arba traktorinius flip-flops reikia užsidėti. Nu, su gerais protektoriais, nes bus plekšt. Antrą kartą skrido jisai. Jau specialiai tu čia nori galvą nusisuk švediškoje ligoninėje pagulėti. Grįšime laivą, reiks susipildyti draudimo šito, europinio draudimo kortelę galima gauti, bet mėnesį tik tais. Nes jau šitas tikrai tuoj prisislidinės čia su savo tais plastais. Reikia dabar filmuoti. Gal dar sykį išsiplots. Kopetėlės reikia pririšti. Nu, tai iš priekio pasižiūrės. Aš jau pasiruošus. Tai gerai gaunas. Nu va, išsišvartavom iš tos vietelės. Sudėtingiausia dalis tai turbūt nusikabinti nuo bojos. Nesinori kažkaip įsivelti ją. Užstrikt ir biškį neša į šalia esančius laivus. Ir plauksim į Kolonasviken, kažkur ten Orno saloj, Ornių saloj. Praplaukiam pro Sasiaurį. Gėlius 4,5. Mariuose praktiškai nebūna tokių. Pažįstamas? Jo. Klasiokas. Lekiam šauniai. Gerai, dabar nebe taip šauniai, jau dabar tik 4 mazgai. Nes užstoja mums turbūt vėją čia sala. Bet prieš tai varėm 6. Tarptautinį čempionatą pralašinėjom kažkokiam laiveliui, bet aiškis jis grotą išsiskleidęs. Mes tai kadangi tinginiai turistai, tai nesiskleidam. Nu, šiaip visai kažkoks sportinis. Nu, ir jis sportinis, lenktyninis. Taip, tipo, ne? Nu, tipo jo. Neprisikrovęs tiek šmotikių, kiek mes. Nu. Dviračių, kamado, vandens, drabužių, rakandų visokiausių. Sportininkai. Na, kaip vandalai čia palei užpakalį. Kokiu čia vėliava? Lenkijos. A, ne, Lenkija. Vengrijos. Ar ne Olandai kokie? Gal ir Rolandai? Tie tai tikrai jau sportininkai. Juodas, čia girgžda tik tais. Žiūrėkit, stiebę nepameskit čia demandravuodami. Ir į akmenis galima įžiebti, nėra, kad čia labai plati. O ten prie akmenėlio įlankoj kateris prisirišęs.
pasižiūrėk, kad ant vėjinių pirmo užsinešti. Atplaukėme į įlanką, kurią išsirinkome Orno saloje ir ruošiamės švartavimuisi. Pirmą kartą mėginsime prisišvartuoti skandinavišku švartavimusi būdu, kur gale yra metamas inkaras, laivo nosimi yra priplaukiama prie kranto ir švartovai yra pririšami prie medžio arba į akmenis įkaltus pleištus. Apiplaukę įlankoje ratuką, išsirinkome vietą prie akmens, kuris ganėtinai stačiai leidžiasi į vandenį. Žinome, kad šioje vietoje mums turėtų užtekti gylio ir neturėtų trukdyti jokie medžiai, neturėtų kliūti už stiebo. Egis ruošiasi mesti inkarą, išsitraukė jį iš inkaro laikiklio. Inkarą reikia mesti pakankamai toli, kad jis atsigultų gražiai ant dugno ir neišsitrauktų, bet ir ne per toli, kad kiti laivai plaukdami už jo neužkliūtų. Egi, kur plaukiam? Tuomet reikia nusitaikyti statmenai į krantą, kas ne visada yra paprasta padaryti, jeigu pučia vėjas ir šiek tiek tą laivo nosį nuputinėja. Pamažu artėjam prie akmens, reikia laikyti nedidelį greitį, kad netyčia nestukteltume į kokį nors ant dugno esantį mums nematomą akmenį. Į tą pusę labiau. Matai mane? Girdžiu, bet nein pasukti. Galimai atsiremsim. Eina išlipti. Beveik. Pagaliau pavyksta išlipti, tačiau uola yra ganėtinai stati. Skaitinai, ne tą pusę ant vėjais yra. Aš tiesiog ieškau, nes man čia slidu labai. Aš į uolą neįlipsiu stačiai. Ir man nepavyksta nueiti į antvėjinę pusę. Einu tiesiog ten, kur galiu užlipti ir rišu laivo nosį prie artimiausio esančio medžio. Kažkaip atrodo. Kad galėtumėm šiek tiek sustoti ir įvertinti situaciją. Tada išlipa Egis, derinam, kur reikės laivą persirišti. Kadangi uola stati, glotni ir slidi, Egis šiek tiek klupteli. Tai aš atleisiu biškį inkaro, tu aptemsi laivą. Gerai. Leidžiu. Pastebime, kad inkaras yra šiek tiek per daug užveržtas ir negalime pritempti laivo nosies pakankamai arti kranto, kad patogu būtų išlipti. Tai Egis šiek tiek atlaisvina inkaro virvę, tuomet kurį laiką sprendžiame, kaip geriausia būtų prisirišti, nes turime ganėtinai trumpus švartovus, nepritaikytus tokiam inkaravimuose, švartavimuose būdui. Ne, tai dėl to nosį reikia taip. Bet vėliau paaiškėja, kad mūsų turimi švartovai yra pakankamo ilgio, kad galėtume prisirišti prie medžių. Tai trumpesnį pririšame prie kairėje esančio medelio, o vėliau, kai jau kamera išsikrauna, pririšame dar vieną švartovą prie dešinėje esančio medžio. Tokiu būdu užtikrinam, kad laivo nosis stovės būtent prie to akmens, prie kurio galime išlipti. Na štai, pirmą savo švedišką prisinkaravimą švenčiame. Buvo šiek tiek įtampos. Net tiek daug, kaip pirmą kartą. A ne? Pirmą kartą pasirodo daugiau įtampos buvo. Man tai kažkaip nebuvo labai jauku. Gal dėl to, kad aš turėjau išlipinėti. Man reikėjo išlipti ant uolos ir tokia vieta, kur jinai ganėtinai labai taip nuožulniai, lygiai, plikai nueina į vandenį. Tipo nėra kur sustot netgi normaliai. Ir dar ganėtinai toli nuo tos olos išlipinėjau, kad vienu momentu galvojau, kad kojas liks ant olos, o tipo su rankom nebepavyks atsistumti nuo laivo. Toks, aišku, pasižiūrėjus į medžiagą, tai ten sekundės reikalas, bet buvo tokia mintis toptelėjus, kad gali tekti išsimaudyti. Gerai, kad Egis pasidarė europinį draudimo sertifikatą, nes toliau breakdancina ant tų uolų. Tokia vieta neideali. Tikrai galvoju, kad rasim ką nors geresnio.
kur nebus gal taip slidu ir galėsi tiesiog išlipti ir nebijot, kad įlėksi į vandenį. Nu ir prisiraišo čia po tais visokiais medžiais landžiot. Šalia mūsų, kur yra 2 laivai, tai matosi, kad patirties turi tokias geresnės vieteles išsirinkę. Bet irgi smagu, kad arti kranto galėjom priplaukti. Ir į nieką nestuktelėjom, nebumtelėjom. Tai vadinasi, galėsim čia gal visai drąsiai inkaruotis. Išėjom pavaikštinėti po Orno salą. Yra čia tokia katerių prieplaukėlė. Šiaip nežinau, kodėl ne burinių laivų prieplaukėlė. Nu, šiaip didžiulė prieplauka, iš tikrųjų net ne prieplaukėlė. Vienas burlaivikas tik tai stovi. Takelis į salelę. Nameliai visokie ant kranto. Kapanuojamės pasižiūrėti telegrafo. Tokios uolos. Gali būti slidu. Mums tai neįprastas vaizdas, egzotika, padangų keitimas, ratų montavimas. O, pasiekėm telegrafo, Vieta buvusi. buvusią telegrafo vietą. Turbūt, kad aukšta ganėtinai salos vieta. Ryšį galima ateit pagaudyti čia. Nusprendžiau būti švedė ir išsimaudyti šitoj šaltoj Baltijoj, šaltam Baltijos ežere. Kažkaip sušilom po pasivaikščiojimo. Nu kaip? Jau biškį geriau. Gal visai neblogai. Jo, gerai. Kažkaip toliau plaukt nesinori, nes kažkokių žolių mačiau. Tai nesinori, kad jos prisiliestų prie kojų, nes bus iu. Ką čia darai? Aš bandysiu žvejoti. Iš manęs daug nesitikėkit. Aš nesu patyrusi žvejė. Žvejojau kokius 4 kartus po 10 minučių. Bet gaudysiu kokią nors švedišką žuvį ant kukurūzo supelyjusio. Nu, toks biškį papelyjas. Papelyjus. Gerai, good luck. Pagausiu ant taip užmautų. Be abejonės. Rimtai? Ar tu tyčia? Biškį buvo sarkazmo. O tai kas negerai? Nežinau. Biškį pasirodo plūdė nulūžus. Net nepastebėjau. Žiūrėk, būtų gerai, kad ant tinkaro. Žiūrėk, kabina. Kabinu? Sėdim ir aptarinėjom, kad šiandien buvo gera diena. Superinė, sakyčiau. Superinė diena. Geras buriavimas, pavėjinis kursas. Vėjo buvo, variklio nereikėjo naudoti. Gražiai išsišvartavom, išplaukėm iš tos įlankos, saulė švietė, buvo šilta. Atplaukėm iki kitos mažesnės įlankėlės. Pirmą kartą prisišvartavom prie akmens švedmūring. Padarėm vandenį, neįkritom. Privalumas. Pasivaikščiom, pasimaudėm. Ne tik aš, bet ir Regis įlinda pasimaudyti. Išsikepėm sūrių su salotėlėm. Sėdim vakarojam. Viniukas. Meškerėlė užmesta. Perfekt. Nu, Labai fainas. gera diena, tokia rami. Net dabar va tokia ramumo. Aplinkui kaimynai kepasi irgi. Puikiai diena. O rytoj bus kita diena. Gal dar geresnė. Nu, toks mūsų meniu. Bet aš nesijaučiu taip. Kaip sakai? Galėjo būti bloga diena, kadangi aš ten drėbiausi ant akmens, bet nežinau, pamiršau apie šitą įvykį. Svarbu nieko neskauda. Ne. Ir svarbu jau turi Europinį draudimo Nu, sertifikatą. neturi. Nu, aš neturiu, nes sušlubavo svetainė. Tai jeigu kas nors iš mūsų susižalos, geriau, kad Egis susižalotų. O jau man vienai teks parburiuoti į Klaipėdą. Nu, toli čia. Per single hand. Man, čia pat ir.